Prieš 5 savaitės šiame name siautėjo liepsnos ir vyko gaisrinių tyrimų centro mokymai. Projekto idėjos autorius Vytautas Binkauskas čia Kiaukliuose leidžia dienas, prireikus ir naktis, kad tik namo projektas būtų pabaigtas laiku. Šiuo metu esam suformavę patalpas, turėjom vėl iššūkį su projektu, tai buvo pirmam etape projekto pakeitimas ir prieš kelias dienas dar sykį projektą keitėm, perplanavom, bet įvyko viskas sklandžiai. 3 šeimos, už kurias jūs, žiūrovai, balsuojate portale lrytas.lt, laukia jūsų balsų ir didžiausios svajonės išsipildymo. Vos po 3 savaičių viena iš šeimų krausis lagaminus ir pradės naują gyvenimą čia, Svajonės kvadratu name. Projekto organizatorių sprendimu namo nelaimėjusios šeimos taip pat bus apdovanotos prizais. Laiko lieka vis mažiau. Prie namo darbuojasi įmonės Labasta darbuotojai. Laimio Bačiulio vadovaujama darbuotojų komanda jau uždengė stogą, o dabar jų tikslas kuo greičiau apšiltinti namo išorę, kad būtų galima žengti į kitus darbų etapus. Labas, Laimi. Labą dieną. Kaip sekasi dirbti prie sienų, šiltint? Įsibėgėjome jau, visi nieko. Aišku, yra tokių iššūkių, kreivos sienos kai kur tenka net pakliuoti ir 2 sluoksnį, kad įsilyginti. Bet pakankamai neblogai. Tai kaip galvoji, darbai juda pagal grafiką, ar tie iššūkiai truputį išbalansuoja? Orai leidžia, tai manau, kad kol kas viskas pagal grafiką vyksta. O aišku, kažkiek užtrunka tas prasilyginimas kreivų sienų, bet pakankamai neblogai kaip su tokiu pastatu. Tai dabar baigsit klijuoti putų polistirolą ir sekantis etapas bus? Sekantis etapas tada yra angokraščių montavimas dar, įsilyginimas ir armavimas. Taip pat kaip cokolis mūsų padarytas. O po armavimo jau dėsis dekoras? Jo, jau bus namo grožio spalva. Didžiulę patirtį turinti komanda nebejoja, kad nepaisant visų iššūkių, darbus pavyks baigti laiku. Tai šiai dienai yra suformuotos patalpos, paruoštos nišos, kad galėtų dirbti toliau santechnikai, elektrikai. Kai jie pasibaigs savo etapus, tuomet bus užsiūtos pilnai sienos gipsu ir prasidės apdaila, glaistymas, dažymas, plytelių klijavimas, grindų klojimas. Namo viduje jau ryškėja vidaus išplanavimo kontūrai. Galima matyti, kur bus virtuvė, svetainė, šeimos narių kambariai. Elektros išvedžiojimo darbus Svajonės kvadratu name atlieka įmonė City Light. Labas, Donatai. Kokiegi šiandieną mūsų laukia darbai? Šiandien mes atliekam pirmo etapo darbus, tai yra visi kabelių išvedžiojimai, apšvietimo, rozečių, visai buitiniai įrangai ir panašiai. Tai jie jau yra neblogai pasistumėję ir laukia iki galo juos davedžioti ir paskui laukti antrojo etapo, kol po apdailos įmonės galėsime montuoti grožį. Matau, rankose laikote brėžinius. Papasakokite, ką aš čia matau. Šituose brėžiniuose būtent matote visą šito namo apšvietimą, kur bus koks šviestuvas, jo rūšį ir panašiai. Tai mūsų montuotojai būtent pagal šitą brėžinį ir išvedžios viską. Šiek tiek matau, kad įvesime keletą adaptacijų, greičiausiai terasos apšvietimą dar reikėtų ir čia porą rozečių būtų galima įdėti, nes jų čia nėra. Tai šitoj vietoj mes, manau, kad dar apie tai pakalbėsime vėliau su projekto architektais ir panašiai ir įdėsime dar ir tos kelis pakeitimus. Čia yra kelių rūšių apšvietimai, ar ne, bus namuose? Taip, tai kiekvieno namo interjeras vis tiek susideda iš kažkokio funkcinio apšvietimo, kažkokio interjerinio apšvietimo, kuris kuria namų jaukumą ar dar kažką. Tai atsižvelgęs ir į projektą, ar net, tarkim, svetainiai bus, kad būtų jauku, ar taip, ne, valgomajam? Žinoma, kad taip, virtuviai, kad praktika, kad būtų apšviestas ir darbastalis ir viskas ir neįsipjautumėt į pirštą, kad būtų galima
keletą funkcijų name, kada tu, tarkim, tvarkaisi, kad turėtum šviesą, kada tu jaukiai sėdi prie televizoriaus ir žiūri šitą laidą, nors ne rytinę, bet gal žiūri kokį nors vakarinę laidą, tai galėtum susikurti kažkokį tai jaukumą su arbatos puodeliu ir panašiai. Tai žinoma, bus keletas scenarijų, kaip šitą namą galima apšviesti, sakykim taip. Ar yra patogu dirbti, kol dar neįrengtas pilnai namas, ar ne, dar nematome sienų, kaip čia, ar lengva projektuoti ir daryti darbus? Nu, žinoma, kad taip, visą laiką daryti po to, kai jau yra pavėluota su tavo darbu, yra sudėtingiau ir tai brangiau kainuoja galutiniam užsakovui, nes reikalingi sienų pjovimai, grindų pjovimai ir panašiai. Šiuo atveju mes galime viską padaryti laiku, turime prieėjimą prie visų sienų, lubų ir panašiai, tai tokį darbą yra maloniau daryti ir jis greičiau tiesiog daromas. Jauna, bet patyrusi City Light komanda geba greitai rasti efektyvius sprendimus ir operatyviai juos įgyvendinti, o taip pat, kai to reikia, atrasti ką nors naujo ir nematyto. Visaip tenka susidurti, nesirenkam mes, kaip sakant, ar tai renovacija, ar naujas namas, dažniausiai, jeigu prašo pagalbos, mes einam tą pagalbą ir padarom ir nesvarbu, ar tam, sakykime, mūsų klientui, ar iš čia patogus mums tas darbas, ar nepatogus tas darbas, tai gal šiek tiek skiriasi gal įkainiai tokių paslaugų, ar dar kažkas, tai bet kiekvieną darbą yra daryti žiauriai malonu ir faina. Pirmas elektros įvedimo etapas profesionalų rankose vyksta sparčiai. Kelios korekcijos, pasitarimai su architektų komanda ir darbai bus baigti. Esam įpusėję pirmą elektros etapą ir po to jau liks tas paskutinis etapas elektros, kai montuosim jau jungiklius, šviestuvus. Projekto idėjos autorius įmonės turiužala.lt vadovas Vytautas Binkauskas savo darbe kiekvieną dieną susiduria su įvairiomis žalomis ir namų atkūrimu po jų. Taip pat su skaudžiomis pasiekmėmis, jei namų savininkai nepasirūpina būsto draudimu. Apie tai lankydamėsi įmonėje turiužala.lt ir pakalbėsime. Tai Vytautai, ne tik, kad žmonės susiduria neretai su žalomis įvairiomis, bet kartais tos žalos padarinius likviduoti tampa sunkiau dėl to, kad nėra draudimo, ar ne? Tikrai taip, nes yra pagrindinės turbūt 4 tokios išskirtinės žalos, kurios nutinka. Tai yra incidentai, tarkim, į namo tvorą įvažiavo automobilis, toliau būna stichinės nelaimės, kurios daugiausiai pasireiškia vasarą. Tai yra stiprus vėjas, liūtis, tuo pačiu gaunasi ir užliejimai, kurie yra šiaip tipiniai ir dažniausiai pasitaiko, tai užliejami kaimynai, savo būtas yra užliejamas ir skaudžiausia ta žala būna, tai gaisro padariniai. Jo, su įvairiom žalom susiduria jūsų įmonė, bet jeigu mes paimtume tą arčiausią mūsų projektui žalos tipą, tai yra gaisrus, jeigu žmogus turi draudimą ir neturi draudimo, kuo skiriasi tos situacijos? Skiriasi tuo, kad jeigu draudimas yra, tai žmogus kaip ir išvengia to finansinės naštos. Kalbant konkrečiai apie mūsų atstatomą namą, tai mes padėliom tokį scenarijų, kuris dažniausiai būna. Tai būna lengvas gaisras, ar patys žmonės susigesino, toks vidutinis aprūkimas, po to jau toks rimtesnis gaisras. Tai pirmoji kategorijoje tai tarkim būna lengvas aprūkimas, užtenka atlikti specializuotą valymą, kurį irgi apmoka draudimas, perdažyti sienas, gal pakeis kažkurį baldą. Tai tokia žala galėtų siekti nuo 15 iki 25 tūkstančių. Kalbant apie mūsų namą, kurio grindų plotas yra apie 90 kvadratų. Jau kai būna toks rimtesnis, kai jau gaisrininkai ilgiau pasidarbuoja, būna didesnis užliejimas, elektros instaliacija dega, tai gali siekti žala nuo 30 iki 50 tūkstančių. Ir tarkim mūsų atveju, kai yra jau pažeistas ir stogas, fasadas, keičiami langai, naujos komunikacijos, tai skaičiuotumėm, kad tokia žala kainuotų žmogui, jeigu būtų neapsidraudęs, nuo 100 000 eurų. Kokia gal didžiausia žala, su kokia teko susidurti, kad įsivaizduotume, kokie tie finansiniai nuostoliai gali būti ir kokių jų draudimo pagalba galima išvengti? Turėjom visai nesenai tokią žalą, kur iš tikrųjų gaisrininkam pavyko atvykti ir užgesinti gaisrą per 15 minučių. Kaip ir atrodė, kad tai jau buvo ofisinės patalpos, kad yra aprūkęs vienas kabinetas ir klientas galvojo, kad jie jau po savaitės vėl toliau darbuosis
Visi remonto ir valymo darbai užtruko apie 3 mėnesius, nes suodis virš lubų pateko viso aukšto patalpas, nusėdo į ventiliacinės sistemas, tai reiškia, reikėjo ne tik to aukšto, o viso pastato valyti ir ta žala, kuri gaisras truko 15 minučių, atnešė virš 300 000 nuostolių eurų. Gaisrai, užliejimai, stichinės nelaimės, incidentai. Patyrus tokio tipo žalą, pirmiausia reikėtų kreiptis į jūsų draudimo bendrovę, užregistruoti įvykį, gauti žalos numerį ir tada susisiekti su įmonė turiužalą.lt. Šioje komandoje dirba aukštos kvalifikacijos specialistai, turintys ilgametę patirtį draudimo, statybos ir net psichologinės pagalbos srityse. Jums nebereikės rūpintis niekuo. Sąmatos, apžiūros aktų parengimai, derinimai su draudimu, patalpų valymas, kvapo naikinimas, medžiagų supirkimas, remonto ir atstatymo darbai. Visą tai už jūs padarys turiužalą.lt komanda. Tai sutaupai ir šiek tiek laiko kaštų, bet turbūt ir pinigų šiek tiek, potencialiai. Potencialiai sutaupo viską, žmogui dažniausiai reikia susimokėti tik tais išskaitą, kuri yra nurodyta draudimo polise, tai gali būti nuo 50 iki 100 eurų. Gerai, tai gal aiškiausias pavyzdys, rezumuojant, tas namas, su kuriuo dirbama dabar Kiaukliuose. Kiek jį kainuotų apdrausti, kokia būtų tokiu atveju žala ir kokią naudą gauna žmogus, jeigu viską padaro, kaip ką tik kalbėjom teisingai? Manau, kad tokį namą būtų galima apdrausti kažkur, žirklės būtų nuo 100 iki 200 eurų. Per kokį laikotarpį? Per metus. Taip. Tai jeigu skaičiuotumėm, kad šito namo atstatymas kainuotų apie 150 000, tai skaičiuokit patys, per 10 metų sumokėsi iki 2000 eurų per 10 metų. Paprieščiau tai, kad rinktis ne pigiausią draudimą, o pasižiūrėti, kokias sumas draudimas siūlo. Nes labai paprastai įsivertinti, ypač su kilnojamo turto. Jeigu matot, kad polis yra 5000, tai galim paskaičiuoti, kad virtuvės komplektas su visa technika gali kainuoti tik 5000. Tai gal vertėtų pasižiūrėti tą brangesnę įmoką, bet kad kilnojamas turtas būtų apdraustas bent 30 000. Tai, kad labai svarbu apsidrausti savo namus, jau žino ir baleto primarijus, savo vardo baleto mokyklos įkūrėjas Nerijus Juška. Vasaros pradžioje nuo gaisrų nukentėjo jo šeimos nariai. O istorija buvo paprasta. Po spektaklio pavargę grįžom namo, galvom, niekur nevažiuosim. Ir vaikai pirmi įbėga į namus, aš dar ten mašinoje kažką ten daiktus ten kraunu, vaikai atbėga pas mane į mašiną, tėti, namas dega. Dabar, kaip tai dega, galvoju, pilni namai dūmų, galvoju, kažkokia tai nesąmonė. Ateinu, dar neskubėdamas, dar ateinu namo, duris atidarau, juodas koridorius, ta prasme, ten nesuprantu kur, įbėgu į namus, tada į vieną, į kitą kambarį ieškoti, kur kas čia, ta prasme. O smarvės, smalos, ta prasme, tokios nesmalos tos plasmasės. Bėgu, žiūriu, ant žemės pastatytas, matau, kurioje vietoje pakrovėjas, kuris ir jau siena, va toks gabalas išdegęs sienos. Tai ačiū Dievui, kad mes grįžom namo ir, kaip sakau, dar laiku, kol viskas nebuvo, nes turbūt akumuliatorius net buvo kažkoks tai sprogimas, net per metrą kilimas buvo ant kilimo plasmasės gabalai, ta prasme. Bet kas įdomiausia, ką noriu pabrėžti, kad pakrovėjas įkištas akumuliatorius, kurį aš visada namuose kraunu, bet ištrauktas, neįkištas į rozetę, bet tik tai, kad pakrovėje yra įkištas akumuliatorius. Ką norėjau pasakyti, tai kad akumuliatorius nesvarbu, kad pakrovėje įkištas, tai nereiškia, kad neatsitiks kažkas tai blogo. Ko aš negalėjau pats patikėti, iš rozetės ištraukiau ir aš ramus, kad viskas ramiai, o čia pasirodo, kad būna ir tokių dalykų. Dūmai ėjo, nes jau buvo tas pats pakrovėjas išsilydęs, ta prasme jisai išsižiojęs, gabalais išėjęs. Tai vadinasi, kažkas tai smilko, ta plasmasė lydėsi ir ačiū Dievui, kad nebuvo kažkokio ar tapetai, ten įsivaizduot, popieriniai tapetai būtų, mygom ten viskas būtų, visas namas supleškėjęs. Dabar Nerijus Juška labiausiai džiaugiasi, kad jo žmona Agnė pasirūpino namų draudimu. Užregistravę žalą draudime, jiedu iš draugų sužinojo apie įmonę turiužalą.lt, į kurią iškart ir kreipėsi. Tai žala atsirado, susiskambinom, atvažiavo, sako, Nerijau, sako, jeigu tu mums duodi palaiminimą, mes viską tvarkom, ta prasme, sakau, jeigu jūs susitarėt su draudimu,
Ta prasme, aš čia ne prie ko, sakau, jūs jeigu sako, nieko nesirūpink, mes viską, ta prasme. Aš negalėjau šito patikėti, kad mažas išdegė buvo va tiek, ta prasme, realiai sienoje va toks juodas gabalas buvo, smarvė visuose namuose. Visa patalinė, visi drabužiai, visi baldai, viskas buvo pramirkę va šita plasmasė, ta smarvė, nebuvo įmanoma namuose gyventi. Jie atvarė, ta prasme, viską su kempinėlėm, ėjo, žiūri, čia suodžiai, čia šitą, čia perdažyti reikia, čia šitą. Visus drabužius, ką reikėjo, išnešė į skalbyklas, praplovė, pravalė. Visi kilimai išvalyti, visi drabužiai išvalyti. Ta prasme, sienos perdažytos. Reikėjo pamatyti, kokią komandą atvažiavo. Pirmą dieną jie sako, kai jau susitarėm, sako, mes rytoj 9 val. Pas jūs jau 9 val. Ta prasme, kaip čia. 9 val. Jie prieš 9 jau skambina, mes atvažiavom pas jūs, į namus įvaro, kai kosmonautai, ant pečių kuprinė su kažkokiais tai kaip skrusdėlės po namus, tai jau susirbliai su visokiausiais ten kažkokiais tai garais ten. O Jėzau, tai vienu žodžiu, tai viskas sutvarkyta nuo iki. Kas keiščiausia man buvo, tu prisišau kokį nors meistrą. Oi, tai šiam pusmečiui ne, gal kitais metais, prasme. Su visais meistrais atvažiavo, viena komanda valo namus, kita komanda laukia, kada ten tą gipsą ten išpjovė, ką ten reikėjo, sudėjo, užtinkavo, viskas dažytojai išdažė, viską, ką reikėjo, ta prasme, kažkokį tai... Aš sakau, visa šita istorija, kai iš fantastinio filmo, taip nebūna. Ir ko paklausi? Ne, nesąmonė. Sakau, taip. Štai taip dabar atrodo siena, kurioje dar vasarą žiojėjo išdegusi skylė. Nerijus džiaugiasi, kad viskuo buvo pasirūpinta. Sienų perdažymu, kvapų išnaikinimu, nuostolių padengimu. Man kainavo lygiai 0. Aš ką ir noriu pasakyti, taip nebūna. Aš sakau, jeigu jūs su draudimu, aš ko labiausiai ir bijojau, galvau, bus taip. Vadinasi, padaro žala, sutvarko namus, vadinasi, jie nusiunčia kažką tai draudimui, tada draudimas man paskambina, sakys, Nerijau, jūs viršijot kažką tai ir jums nepriklauso šitą. Nieko, absoliučiai, 0. Nerijus teigia, kad ši istorija laimingai pasibaigusi skaudi pamoka ir nors visada tikėsi, kad bėdos tave aplenks, niekada negali žinoti, todėl geriau pasirūpinti savo ir savo namų saugumu apsidraudžiant. Kol neatsitinka, visada tu gyveni ir tikiesi to geriausio atveju, čia ne man. Čia kažkam tai buvo tas, kažkam buvo tas. Lygiai tas pats kaip ir mašinos draudimas. Viskas, aš avarijų nepadarau, ką man reikalinga. Bums kažkas, o ačiū Dievui draudimas yra. Lygiai tas pats su namu, ta prasme. Tu, aišku, gali gyventi ir tikėtis geriausio. Bet jeigu, tai nėra kažkokie tai kosminiai pinigai, aš net nežinau, net atvirai pasakius, net kiek nuskaičiuoja, ką ten nuskaičiuoja tas draudimas, tai vadinasi nėra skausmingai. Nėra taip, kad tu moki ten baisulinius pinigus draudimui ir, gal reikėjo nesidrausti. Ten, ta prasme, juokingos kainos yra. Tai. O atsitikus nelaimiai, ta prasme, aš nežinau, mes čia su žmona galvom patys tvarkyti, bet mes čia būtumėm pražylę. Keliaujame į Kiauklius. Čia tęsiasi darbai ir vienas jų – nuotekų valymo įrenginio įkasimas. Šį įrenginį projektui padovanojo gamybinė įmonė Traidenis. Ji pirmoji Lietuvoje pradėjo gaminti nuotekų valymo įrenginius ir talpas iš stiklaplasčio. Traidenis yra gamybinė įmonė, kuri pirmoji Lietuvoje pradėjo gaminti nuotekų valymo įrenginius ir talpas iš stikloplasčio. Traidenis turi labai gausų profesionalių darbuotojų, tokių kaip inžinieriai, technologai, gamybininkai, kurie kiekvienoje situacijoje padės klientui pasirinkti patį tinkamiausią sprendimą, kuris bus pats profesionaliausias ir pagelbės klientui sutaupyti jo kaštus. Įsigiję mūsų valymo įrenginį, jūs galite būti garantuota, kad jį nusipirkote vieną kartą gyvenime ir nereikės jums jo pakeisti kitu. Jūs galėsite ateityje, jeigu iškils tokie reikalavimai, kad jis turi būti patobulinamas, jūs galėsite nusipirkti papildomas ekstra patobulinimo dalis ir modifikuoti valymo įrenginį. Traidenio gaminamų nuotekų valymo įrenginių ilgamžiškumą lemia tai, kad produktai gaminami iš stiklaplasčio, kurio naudojimas plačiai paplitęs ir kitose pramonės šakose, tokiose kaip laivų gamyba, lėktuvų gamyba, būtent dėl jo patvarumo. Pas mus įmonės asortimentas yra labai platus, nuo mažųjų valymo įrenginių iki didžiųjų valymo įrenginių, kas yra skirta kvartalams. Taip pat yra labai platus spektras gaminamų talpų, chemiškai atsparios talpos,
talpos skirtos geriamam vandeniui, priešgaisriniai rezervuarai, bet kadangi šitam projekte reikalingas būtų šitas valymo įrenginys, gal apie jį galėtume šiek tiek pakalbėti plačiau, jo esminius skirtumus tarp biologinio valymo įrenginio ir biocheminio valymo įrenginio, kuris vadinasi MB Comfort. Tai realiai šitame jūsų objekte stovės šitas valymo įrenginukas, kadangi jisai šiuo metu atitinka visus Lietuvos reglamento reikalavimus. Šitas valymo įrenginukas yra biocheminis, jisai turi vadinamai papildomą dumblo tankintuvą, kas prailgina jūsų dumblo ištraukimą jūsų objekte. Šitą valymo įrenginuką rekomenduojama ištraukti dumblą iš jo vieną kartą metuose. Kol kas Lietuvoje užtenka šito įrenginio, jisai puikiai tiks tiek šitam namui, tiek kitiems žmonėms, kurie norėtų įsigyti valymo įrenginį, buitinį nuotekų valymo įrenginį nuosavam namui. Socialiai atsakinga įmonė kiekvienais metais prisideda prie gerų darbų, o šįkart jungiasi prie projekto Svajonė kvadratu ir džiaugiasi, kad name įsikūrusi šeima galės naudotis kokybiškų gaminių. Nepamirškite, liko labai nedaug laiko iki Svajonės kvadratų išsipildymo. Jūsų balsų portale lrytas.lt laukia Samantos šeima. Visų prašau padėti išpildyti man ir mano vaiko svajonę turėti namus, tad visų prašau balsuokit už mus. Valiaus ir Agnės Baranauskų šeima. Mes Baranauskų šeima, balsuokite už mus. Virginijos ir Virginijaus šeima. Mes Virginija ir Virginijus ir mano anūkės prašome balsuoti už mus. O kitą savaitę namo statybose laukia išbandymai.